Labas, pasižiūrėkim dienos kortą gruodžio 1 dienai. Sveikinu su atėjusia žiema kalendorinė. Ir korta iškrito labai greitai. Ir tai yra 8 kalavijai. Gali būti, kad jaustės įkalinti, nematysite išeities iš situacijos. Gali būti, kad tiesiog tas užsidarimas tam tikrą prasme netgi jums patinka. Nes iš tikrųjų išeitis iš situacijos būna visada, bet ne visada patys mes norime matyti tą išeitį ir ją pasinaudoti. Gali būti, kad kitas norės, kad jūs nepajudėtumėte iš vietos, tiesiog artimo žmogaus kontrolė jūsų atžvilgiu, o gal jūs kažką kitą norite kontroliuoti šiandien. Galbūt susiklostys tiesiog taip aplinkybės, kad jūs negalėsit išvykti iš namų kur nors, tarkim, ten sugenda automobilis ar dar kažkas. Ir turite pakeisti planus, jaučiatės tarsi uždaryti. Tai žodžiu, diena tokia tarsi su kliūtimis. Ar tos kliūtis realios, ar mentaliai pastatytos, tai klausimas. Didelė tikimybė, kad labiau mentalinė prasme, bet žiūrint kasdienoje šitą kortą, buitiniam lygmenį gali būti tiesiog, kad jums bus kliūtis laikytis plano, kažką padaryti taip, kaip norėjote. Tarkim, norit pagaminti cepelinų ir neveikia, tarkim, sugedo bulvių tarkavimo mašina, ar ne? Galite jaustis tokie kaip beviltiškai truputėlį tarsi. Aišku, išeitis galėtų būti pasimti tarkavimo šitą tarką tiesiog ir rankiniu būdu sutarkuoti. Bet klausimas, šitoje situacijoje, ar jūs norėsite tą daryti, tai aš čia tik kaip pavyzdį tokį buitinio lygmens, kaip galima būtų paaiškinti šitą kortą. Žodžiu, linkiu kūrybiškų sprendimų radimo bet kokioje situacijai, į kurią pakliūsite, ir nelaikykite kitų prie savęs prisirišę, jeigu kiti kažkur norės eiti, o gal ir apskritai visai išeiti. Ta prasme, tas kas mums priklauso, tai yra nepriklauso, bet tas, kas mums skirta, nuo mūsų tikrai neišeis visam laikui. Tai dėl to bijot nereikia ir laikytis įsitvėrus priešingai. Kuo labiau įsitveriam, tuo labiau žmogus nuo mūsų traukiasi, ar ne? Tai, žodžiu, nebesikartosiu. Ir įdomios dienos ir sėkmės šią dieną. Iki.